Oras tragedija, niekas nebesiseka, Julija iš vis jau tyli, karoči. Ir atvykom vėl į Hanojų. Taip. Jei pradedam vėl kelionę Hanojui. Tai kad mes neilgai čia būsim. Ja. Paskutinis etapas. Žodžiu, rytoj varom į Ninbiną ir bėgam iš Hanojaus. Va, Hanojui kaip valgom. Balkone. Balkone. Šiaip norėjau vidų. Ragauk tas spring rollsą, davai. Šilta? Nu. Kažkoks minkštas. O. Bus aštrus padaras. Aprūp? Belia kas. Šikenas, pavyzdžiui, šitas 110 tūkstančių, tai labai pigiai. 3 eurai kažkokie. Pradedu savo šimtą. Šiaip tam restorane tiek daug žmonių, kad vos ir įsikraudė į balkoną. Laimiukas. Vėl skanaus. Štai taip vyksta. Štai taip vyksta karaoke. Ant motorolerio atsisėdus ir dainuoja. Nu, sumokėjom už viską, o kokie marškinukai. Ai, bet Kiek? nebežinau. 16 eurų kokių? Jo, 16 eurų, 17. Bet ten ir arbatinių yra. Ai, ir arbatinį, ne? Taip. Čia chaosas. Prisivalgėm, vėl visko nesudėliojom. Nu, beveik suvalgėm. Aš noriu kepurę tą nusipirkti vietnamietišką. Kuon jūs pipinat visi, aš nesuprantu. Čia į dešinę. Žodžiu, rytoj važiuojam į Ninbiną, tai ačiū Dievui. Aš noriu paaiškinti apie tą šiukšliadėžę. Gerai, paaiškink. Tai Eik į priekį, kaip... šitam mieste jie neturi konteinerių, nes turi tokius vežamus vežimus. Ir kad čia tiek jiems sargiai, tiek darbuotojai važiuoja ir renka šiukšles, kurios yra išmėtytos palei bordiūrus, palei tokio kraštą. Ir žodžiu, visi verslai, čia prekybininkai, visi tiesiog padeda maišiukus ant šaligatvio krašto ir tada važiuoja vežimas ir surenka. Tai saime suprantama, kad labai viskas užsitelšia ir išsimėto. Nu, bent jau renka šiek tiek šiukšles, tai pagirtina. Va. Tiesiog sudėta krūvelė. Važiuojam į Ninbiną. Vėlo. Taip. Labai geras oras. Lyja kaip iš kibiro. Nežinau. Jau gal prasidėtas ledingas sezonas? Gal? Hanojui visada kažkoks oras lievas. Kiek būna. Nu, gal kažką pamatysim. Arba ne.
Nu va, atvykome į savo Ninbino viešbutuką. Dar čekino nepadarėm. Bet va taip atrodo viskas ramiai labai. Nice. Laukiu, kol Pirda atveš mum ir važiuosim eksplorint. Nu, einam į kambariuką. Kur čia 8? Hello. Hello. 5 minutes? Okay. Nu va, atvykom į savo namuką. Tai. O. Va, gavom savo pirdaletą. Šitas kažkoks skurdesnis negu kažkokia. Nu, čia kažkoks biški toks. Bet irgi Honda, žiūrėk. Ten buvo Honda? Taip. Vėl lyja. Tai šviečia saulė, tai lyja. Tai šviečia saulė, tai lyja. Važiuosim. Nu, atvarėm į pirmąjį spotą. Vava, vyva. Gražiau, gražiau. O. Va, čia jau kitokie vaizdai. Čia kažkas Like it. autentiškesnė. Jau šaltoka pasidarė. Va, kokia šventika. Jack, I'll go easy. Oh, no. Can I Try? try? O. Ok. Давай поем. Vienu už tą. Vieną užteks. Cái này là elephant, No. cái này là Ừ. monkey. One. Đây, đây. Thank you. Thank you. Thank you. Gražios nedaug? Đây, cho hai. 110 Ai, cents. tai du paėmų. Ok, Okay. thank you. Thank you. Aš tai barsiai paširpsiu. O taip ir atbėgs. Geras. Va, važiuojam su Julija dviračiais. Pasiėmėm čia dviračius Ninbine. Ir važiuojam aplink kalnus. Taip. O. Kietai. O labai kietai.
O, Raminantis tokie sodai. gražu. Besiūnus. Gal jos neis į tempulą. Nu, manau. Pirkom bilietus, einam į Muokai. Taip, lyja. Oras Bjaurus kaip Lietuvoj, bet šiltas. Jo. Nu, gal čia šitoj pusėje, aš manau, biški bjauresni vietnamiečiai. Kažkokia tai. O kas buvo? Nu, nežinau, visi šoka ant kelio ten, kviečia tipo į aikštelę pas juos. Ta babutė mus norėjo vakar apgauti, kad čia tipo statyti negalima ir pas ją reikia atvažiuoti, o po to ją aprėkė. Nu, o po to ją aprėkė kitas žmogus, kažkokie keisti jie biški. Jo, einam pažiūrėsim Muokeivus. Cảm ơn, thank you. Okay, thank you. Bilietų nebėra. Papasakojimas man. Pasirinkom nestandartinį kelią. Ryškiai nestandartinį. Davai nenukrentam. Tadam! Bum. Gražu. Bet čia drakono nėra, kitoj viršūnėj drakonas. Ne ten. O ką, lipam paskutinius žingsnius. O. Arba ne paskutinius dar. Nu ką, bandom iki drakono eit. Pasiekėm drakoną. Blemba kaip čia. Ką? A, ką žinau. Darom selfį? Galim. Lyja. Žmogus dar toliau eina. Nežinau, kaip jie ten toliau lipo, aš tai tikrai nesirašiau. Atėjom į instagraminį sportą.
Gražu. Gražu. Atvarėm dabar laiveliais paplaukiot. Turistynas. Einam. 500 000 kainavo. Matėt, kiek aukso. Man dar parodysiu, kaip atrodo iš lauko. Man gražiausia, kad drakonai ten yra ant stogo kraštų. Vamo vyva. Keliaujam toliau. Mūsų draugiausia ant stogo. Atvarėm paskutinės vakarienės Nimbinę. Vienas kąsnis. Čia kaip bėdas prigrols. Va, Julija užsisakė vietnamietišką blyną, šuštienos. Įdomu, kiek čia kainuos, bet nedaug čia. Thank you. Ir dar spring rollsų suvalgiam. Nu ir kaip? Nu, paskutinė diena Nimbinė. Ir pasiėmėm su Julija dviračius. Važiuojam. Aš nusipirkau vietnamietišką kepurę. Nu, Julija ragauja sticky rice. Mango sticky.
Skanu? Saldžių kopos su kaninu. Nu, naujas rytas ir prieš paskutinę dieną Hanojui ir mūsų kelioniai. Keliam nuo 6 ir pilnas miestas. Jo, tai dabar keliausime į Lan Habei. Habei, Kadba. Jo, Kadba su keltu, tai labai anksti bus matyti. Nu, atvykom. Dušna. Atvykome į pirmąją stotelę ir plauksim į Kadba salą. Taip. Ilga diena. Plauksim su speedboatu. Jo, sakė, nes kelto labai ilgai reikia plaukti, nes atgalis daug turistų. Einam, pažiūrėsim, kur čia. Bet kol kas daug žmonių nematyt bent čia. Čia va yra cable carai irgi. O jie į salą to ar ne? Į salą irgi. O va ir atvarėm į savo laivelį. Čia, kad nenupūsta. Na. Gal labai nesups čia jame. Tikiuosi. Let's go. Laukiam. Atvykom į Kadba salą ir dabar eisim į keltą. Mažą laivelį. Biudžetinis variantas. 50 eurų ekskursija viena. Taigi sakai 100 temų. Nu, gal. A, tu meluoji. Vis laik neklausykite apie pinigus, nes laik kažką meluoja. Pas jį galvoja kitokias kalkuliacijas, man atrodo. 100 kebdų, tai 70 eurų. O. Nu. Nice. Ja. Čia. Tai čia galim. O, ir švediškas stalas. Na, kaip. Labai faina. Ir gražu. Tikrai verta investicija buvo. Nu va, atvykome dabar į kitą stopą. Tai jo, į nacionalinį parką, kur sėdam. Gal į galą davai? O čia? Čia viena. Sėdam, o čia. Čia? Kas suprais prancūzų?
Guess mấy anh ở street cái cô có quan hệ. Cái này chú Hải đúng không? Tai va, važiuosim dabar į... Vieta į kaimelį. Jo, į vietą į kaimelį. Žiūrėk, ir ten tavo bananiniai marškiniai, jie O. turi visą Vietnamą. Tu galvoji čia vienetinį. Kiek bananinių marškinių. عنيا 12 بالكليم יש מקום ב-12:30? Hello. Gavom dviračius ir važiuosim dabar aplink šitą kaimuką. Žodžiu, važiuosime pažiūrėti kaimo ir tada žuvų masažą. Niam, niam. Sustojam spote. Atėjom į žuvyčių masažą. Davai. Norėjau to. Kišam kojas. O Dieve. Oi, kaip kapoja jos. Aš negaliu. Labai gal savo masažą. Aiškia, pėdas buvo labai nešvarus. Bet šitas labai kažkaip tokios didesnės ir stipriau kando, atrodo. Ir labai kuteno. Nu, baigiam savo tripą. Labai gera diena. Taip, kaip paskutinė labai gera diena. Tai reikėjo Hanojaus dulkėse praleisti. Jo, tikrai verta ir manau gal net geriau nei Halong Bay buvo. Nebuvo, nebuvom ten, jo, bet spėjau bent jau, nes sakydavo, kad daug žmonių Halong Bay labai būna ir daug tų keltų. Jo, čia labai ramu buvo. Daug visko nuveikėm, daug pamatėm, gražu labai, tai tikrai verta apsilankyti. O dabar varom vakarieniauti. Kaip vaikas nukrito. Vargšas. Dieve. Visko būna, kai tu vaikas. O kur ten mūsų gidas? Julija? Ai. Tai va, o dabar varome vakarieniauti. Už 3 valandų. Dieve mano.
piece of the pancake. And you roll it like this. Yeah, keeping it soft in the tray. Can you eat it with hands or with chopsticks? With hand, with your hand, yes. Too hard for It's the easy to grab. Yeah. Thank you. Sorry, could you make me a soy sauce with garlic and chili? Yes. Thank you. Skanaus. Va tokį patiekalą užsisakiau. Ryžiai su ananasu ir sūriu. Ir su jautiena. Na. Tomas eina išbandyti bambukinių kojukų. Pažiūrėkit, ne vienodam aukštį. Kaip taisė. Sakau, jie ne vienodam aukštį, tu negali ant šitų eiti. Susiras kitus. Duok man pabandyti. Bandyk tu, Julė. What the hell? Normaliai? Kaip tu taip padarei? Senelis turėjo sodę atvežęs ir Oho. Okei. Julijos užslėpti talentai. Geriau už vietnamiečius varo. Ką čia darai? Balansuoju laumžirgį. Labai įdomus, va toksai žaisliukas tipo. Paėmiau, užsirėdžiu. Magija. Rado vaikas užsiėmimą. Julija davė savo basutės išvalyti. Nes buvo labai smulkinos nuo vaikščiojimo per visokius purvus, kur atėjo dėdė. Ir žiūri, rodo į mano batus ir toks susiraukęs, sako, fu. Sako, aš išvalysiu, sakau, už kiek. Parodė, kad už 30. Galvoju, gerai užžiūrė, kad užpalojęs, aš netingi ieškau. Įdomu. Žodžiu. O dabar esame Train Street'e. Bet traukinio nesulauksim dabar. Mačiau, kad batus valytų čia. 20. Nu jo. Man pažiūrėjo jo veido išraišką. Tai rodai batus. Reikia išvalytas. Fu. Tai geras. Atneša. O. Clean now. Bị bảo đến đế đẹp. Ok. How much? 30. 30 ok. Thank you so much. It's cleaner. It's Yeah. cleaner. It was very dirty. Hey, move back, move back! Tai va, buvom tam Train Street'e.
biški apsigavom gal labiau. Nes galvojom, kad ten galėsim sėdėti, bet sėdėti negalėjom visgi. Tai reikėjo stovėti po to. Žodžiu, pasigirdo traukinio švilpukas, tai mus išvarė iš mūsų vietų, nes ten niekas negalėjo sėdėti, nes ten buvo taip parengti traukinys ir suvarė visus kaip tokius ėriukus atgal į kavinę ir negalėjom žengti už raudonas linijas ir turėjom stovėti, bet nežinau, gal ir gerai, nes kitas traukinys važiavo, tai labai arti jis atrodė. Ja, nu ten per arti būtų buvę. O tiesiog gatvėje daro šukuoseną žmogui. Visai gražiai atrodo. Geras. Một sáu với lại ý nghĩa là gì ạ? Nice. Va, reportažas. Ką pakomentuosite? Pas jos nėra atliekų tvarkymo sistemų. Pasižiūrėkit iš tą vandenį. Va. Baisu. Baisu. Pamoka, kaip eiti per gatvę by Julia. Tiesiog nestot. O, Dieve. Tiesiog užlieta viskas. Jo, nepraeisim. Karočiui, reikia kitą pusę eiti. Baisu. O, nuostabu tiesiog. Bandom eiti namo, nes grabas neišsikviečia, lyja. Iki takso mūsų liko 30 kokių minučių. 40. Žodžiu, telas mano išsikrauna. Kažkaip reikia bandyti nusigauti iki viešbučio ir varyti į oro uostą. Oras tragedija, niekas nebesiseka. Julija iš vis jau tyli. Karočiui. Julija, kaip įspūdžiai? Plati. Deša telefoną, paslėpus po kepurę. Žiauriai faina 30 minučių eiti, va tai va namo. Tiesiog. Taksai nedirba tokiu laikotarpiu. Aš nusipirkau labai gražų dėklą. Čia Vietnamo folk parduotuvė ir čia yra mano paso dėklas, tai labai džiaugiuosi. Taip. Ir man Julija nupirko. Vietnamietiškai. Taip. Prisiminsim, pažiūrėdami savo pasą. Tai baigėme kelionę, atvykom į oro uostą, šiaip ne taip. Suvalgom paskutinį spring rollsą ir paskutinius fried rice'us. Reikia išleisti pinigus. Ir skrendam. Tai va, nuotykiai šį kartą baigėsi.